Teisingai auginsiam ryžius. O eik sau. O ne. O, čia agurka. Labai gerai. Siesiam melionų. Ar kada neįsudegs, ar kada įgyho nudės. Na, aš dabar pati parod su vilkum keikti ir nelogiškai sprendimas. Aš padarau puikiai nesąmonį ir tas parodau jums. Aš nematym ėsti darbinį arklio. Eilinį sykį darom to pat darbą iš naujo. Medu tik apdarbuojas. Kitulpių pinigą ir išleisti. Kaip nuimti 3 taškų sistemą. Dabar jau tikrai jau tos ką ūkiniai. Kokį žolį. Balerina kapučina. O, baila. Augalų augintojai mėgsta riziką. Kafė, mes paraunami užktais. Nu tai ko, šiandien bus kraustymosi diena. Vėdrynas, o Nemunas iš Šiltnamiaus. Kas čia? Iš Šiltnamiaus turiu išsikraustyti jau į savo nuolatinį veitą ir turbūt ta veita bus ir numatyta prie tulpių. Prisileidom vandens, aišku, laukiam šaltesnis, bet... Klausyk. Gyvenam žiūrėti kaip tai... O, labą dieną. Mes duris turėjom pasirodyti. Čia buvo bėda, kad neturėjom durų. Čia matom tas numirėlis, kur buvo padėklas iškreits. Tai čia buvo prieš kaldėjins visiškai neims bloga. Bet aš papuškiau su to stimuliatorium. Tai žiūrėk, da čia koks 1, 2, 3, 4, gal visai gyvybingi. Aš žadėjau tom padėklą kratyti laukant. Čia Anemona, vienas pelėžėlis susimaišs. Čia va dar Vėdryno, kaip sakiau, balti daug sunkiau išdyga, dėl to aš pakartotiną baltų dar pasiėmiau. Bet aniai dar net nepradėjau leisti lapų. Pelėžėnė čia ir liks, nes anim patinka visau. Va šitie labai buvo gražus, dabar jau biškio fyta, nes anim jau čia labai blogai. Atsinešiau vandens skaitos. Tai aš galvoju, ojei, kokį žolį. Jau čia peraugus jau čia. O, atėjo ūkio inspektorė, nu bailiai. Bailiai. Tu žinai, kad tu turi savo dainą. Tau jį sukurtų dainą. O, baila. Ko bailis išdarinė? Bailiai! Koks į geriausias sodininkas sprendimas? Ar saugę nuvežti per 2 kartus ir būti garantuota, kad vis bus gerai? Ar nuvežti per 1 kartą su 90% rizika, kad viskas iškris ir bus bloga ne tik tim, bet ir likusiems sveikiem Vėdrynam. Tai aišku, jeigu jūs renkatės pirmą būdą, tai nežinau, o jūs tikrai esate augalų augintojai. Augalų augintojai mėgsta riziką. Tai važiuojam. Dabar rizikingų veitų padėjau telefoną ant vaistitau. Tai prašau nejudėkis. Ką aš šiandien sudins galvoju dabar. Vagą pasidarau tokį ilgiaus, kad būtų patogu aptarnauti iš abiejų pusių. Beje, išsirau dar pikdžiulis, nes ir to gyvais pikdžiulis, kad vadinas buvom iškrat. Ką filmuojas? Va, kai gražus. Ir sudint tokiam pat aukštį, kaip auga. Atstumus palaikysiu, ką žinau, parodyčiau. Tefa ir sudin, nežinau kokias atstumas, bet manau gera, gal net per daug plačiai. Čia gavos eilutė 7. O vagą pasidariau tai, kad dasikčiau iš tos pusės nusiskinti ir iš kitos pusės nusiskinti kažkom paravėti. Nu va, kiek čia gavos 1, 2, 3, 4, 5, nu bus 6 eilučių tos lavonėlės jaučiu. Aš ir tuoj gerą nebūčiau, nes net su tokį įrankį pusmetrį vagos nesugeb teisę padaryti. Tai dabar sudėti savo Nemons ir tokiai nabaga, nes, na, aišku, čia gavom toks daunų, net nežinau, kokių čia spalvų bus. Irgi buvau nukritant kai kuriais su tą pat Vėdrynų dėžį, bet tu neįmatyti kažkai atsparesnį. Pasilaistau su stimuliatorium. Čia pradžiau pasilaisčiau su paprastu voneliu. Tai su tuo pačiu stimuliatorium, kurio laisčiau, tiesiog purškiau ir laisčiau, žodžiu, daigus po peikiavimą, nes mano tikslas yra sustiprinti šaknyną. Ir kaip matyti ant tam padėkliu, kur buvo jau visiškai numirę Vėdryną, matyti anim užteka to stimuliatoriaus ir dalis atsigavo. Čia va, iš tų numirėlių gavos va tailut ir tailut. Tai žinok, prisikėlė biškį.
O dabar, ko galvoju daryti, tai dar narcius su tulpėm pasilaisyti, nežiūrėkti, kaip apsausą, tai aš manau, biškų vandenėlį nepakenks. Ir aš galvoju parodys kelnes. Kun tik praklupėjau ilgiausia, nes sudinau Vedrinso Nemonas. Ir galvoju parodys, kaip aš tos kelnes, nes vėlau nes čia būtų kam dešlo. Ir kol atėjau, dar čia žiūrėjau, kad man viskas nutripė. Ir pabėgom valyti. Viens, da. Pasivalom. Jeigu limėjim išsitepėm. Viens, da. Dar biškį pasišukuojam. Ir viskas, varom į miestą. Iškletelis su siekom, arbūzą, melioną, agurką, varom į kaimą sėti. Atvariau į kaimą ir atsimeniau, kaip prasuojam lungą, kad vakar išjungiau šildymą ir niekam nepranešiau, kad įjungta nuo atgal. Tai dabar paaiškės, kiek ir temperatūrų nukritus. Švilkaips. Nu da netė bloga. Beje, tai pomidorą vazoninė greit metų iškeliausi klėtelį, tai turėktų minį. Dar kai ko neišpikiausiu. Žiūrėk, viskas gražiai atrodo. Ir šiaip nieks nepradžiau vakarėvau šildytuvą įjungti. Labai gerai, labai gerai. O, kas čia agurka. Čia paauginam naujus agurkus ponį. Tūkstaniai lygiuodė ir be kuburiokų. Čia paauginons kaip ir dėžiems skirtus. Jeigu norėsite, tikrai bus dar jaučiu papildomai klėtelėje. Man vis gaila tų liaukoniai, kurios ir čia apačio. Nes anos visruot požėms, kad jiems trūks šveisos arba net jau mikroelementų, nes geltonom lapą. Užbarakidau cirčinė šveisas. Čia dar gaun taun apšveitajam, čia gaun apšveitajam, o čia nos niek negaun. Kas gerai jautas? Aguonas. Aišku, susidinau putris, nes labai silpna atrodo daiga, bet čia jau visas miškus, tai reikės gal net po vieną išsudinti. Baziliką baigi išprūtėti, kad jiems čia fainė. Tai irgi galvoju, vešu gal į klėtelį, bet dar biškį palauks. Čia biškį per mažą galiu daugiau įdėti daigų. O, reikva ir jau augins daugint. Tas pirmasis, kur per dėdelis nukirpau ir bandžiau dar atgaivinti, manau, kad nieko šano nesigaus. Bet du, kur nuskyniau mažesnius ir iškart nus afuliau ir iškart į žemę, nenumarinau su hormonas suskau, va gerai atrodo. Ir manau, visai čia gera šaknydės. Konda čia gerą turim. Žavėjins irgi reikia pikiauti jau antrą kartą, nes aš antus išpikiavau iš mažos dagyklėlis į didesnį, dabar matau, kad dar reikia išpikiauti. Jeigu aš jums pradėjus darbus, tai jau čia nusijuos, turiu va maišiukų, siesiam melionų, visokių atsivežiau arbūzų ir dar agurkų. Jau užtiesnį padėklą. Sieju į maišiukus, lygiai taip pat substratų dorpį, su vandeniu ir susidėdu tepti. Čia man telpa 20 maišiukų tomai padėklą. Su maišiukas į geriau, kad tu reikia išsodinti šaknų sistemą. Čiut gal mažiau pasižeis, nes pritas metas man nespėja daiga gerą suformuoti šaknų sistemą sus vazonus ir kai šanus taip atsargiai traukiau, posi vazoną šaknų, tiesiog nutrūkinė ir palaik vazonį. Sėklas beje ėmu iš klėtelės, tai eikti jūs pasižiūrėkit, siesiam agurkus. Dabar šiaip sieju agurkus su tikslu į dėžės auginti, dėžės tos laistymą, po to parodys technologijai, turim dar klėtelę kelią dėžių, tai galite įsigyti labai pasiteisims dalyks, aš tas dėžės jau naudos 4 ar 5 sezoną. Tas pats ir dabar pasijais ponį agurkiuks. Tai man atrodo nei mažesnė, nes tos dėžės nereikia viršlom, esmė, kad dėlius užaugti, o čia yra madeira. Aišku, gal nereikėtų peicūt sėklų čipinėti su karštas. Ballerina cappuccina. Mi. Ballerina cappuccina. Au! Nu, šiandien pradėjau darbus nuo laistymą. Tai pasilaisčiau tulpius visai normaliai atrodo išsigudau, tik tą pamačius Vedrins. Ypatinga va tas va, kur buvau jau numirėlė pasadintas 2 eilutes, tai čia atvariau viskas sausa. Tu da palaistis, gal atsigaus. Nu tai kon, nauja dainėlė ir šiandien turim laukia, nežinau, kokius 24 laipsnius, jeigu nedaugiau. Kon, aš šiandien nesuplanavus atlaisvinti dalį lentynų, ypatinga ten, kur yra apšvietėms, ir išnešti augalus, kurie mažiau bei šalčiaus į ton šiltnamį. Nu žodžiu, parodys, enam ir darom. Bailiais manim sakiau.
Šiaip sugaitint kokį juokingą situaciją. Aš vis laik galvoju, kad aš į kaimą atvažiuodavau dainų metu. Aš galvoju, kad mūsų katė daudas po kaimą, nes mes, kad važiuodam savaitgalės ant čia, nežinau, pelės gaudai ir lakst pamiršti ir taip toliau. Ir aš dabar atvarau darbūt ant meikt. Išvarau ant meikt. Ištisą ant plaus meikt. Man jau ką reikėtų tos kameryts, kur pasitvirtin. Nes, kai filmuoju, tur vein rong. Tik tai dabar taip kažką pridungstau biškį. Nu, tiesiog, kad anim nebūtų šoks. Ir tom polisterolin nešam šiltnam. Nu va, maždaug taip. Čia beje putins. Lauk išsodėnim. Nu, greit parodau, ko išnešiau, kad daspyčiau pridengti, kad čia nenudėks. Tai žvaigždūnės išnešiau. Rusmėnių dalį, kur nespėjau išpikiauti kol kas laiką vidau. Ir gvaizdiką pasitikrint, atikrą galons išnešti. Tai va, tai tikus, kad biškai atsigaus, netunuot lapą, nes anos negau šviesos tiesiog. Tai va, tai kad nesustresuot, einu uždengs taip pat plevelį. Kur tu čia sėlini? Ai. Nu, okei, gal aš išėpkatė pasivaikščioti. Žodžiu, susirašiau važiuoti nuviai ir nuėjau šiltam. Tai parodys, ko pamačiau. Va, man gražiai daiga. Po pabuvim gal porą valandų šiltnamį, kur nežinau, temperatūrų šlil gal iki 30 laipsnių. Nors buvau pridengti sogro dangą, bet, na, aš dabar pati prot suvokum, kiek tai ir nelogiškas sprendimas, nes aniai iš tos lentyns, kur vos gauna šviesos ir kur temperatūra vidutiniškai yra apie 18 laipsnių. Ani patek į šiltnamį, kur yra 30 laipsnių ir tiesioginį saulės šviesą. Tai va, tai jums labai pasisekė, kad aš padarau kokį nesąmonį ir tad parodau jums ir tad jūs galite nedaryti tokį nesąmonį kartą. Ne, negal lanų dabar iškraustyti, nes laukia ir karšta. Žodžiu, viskas varau namie užktais. Labdainėlį. Čia viskas atrodo taip. Nu ir žiūrėkit. Ne, taip bloga. Ai. Jo, nes tas blogs buvo... Tas padėklas buvo paskutinis išneštas, tai dėl to neblogai atrodo, bet čia kas jau mėr, tai sudegė. Tai visi žvaigždūnės, nu, kas tai numirė, Žodžiu, nedarys daugiau tu jos nesąmonės. Tai pasisėjus dabar ryžių. Jūs matot, būsim kiniečiai. Kas būtų pagalvojęs, kad mes plungę auginsim ryžius. Čia yra dekoratyvinė ryžė, tokia ruožinė. Nu, kaip ryžė, bet neišlukštenti tokis. Geltons. Нет, я варю, мне сынок. Turim tulpyčių. Tulpikių. Velykų parmadėjimą ir mes skinsim pirmas tulpes. Tulps, tos yra auginam spokštiem. Tai mes senų čia kitas metas neblaikysim. Ir jeigu mes norim iš to patį svaugunėlį kitas metas turėti žaidų, mes turim paliekti svaugunėlį su lapas. Bet mes, kadangi auginam pokštėm, tai mes skinsim su visko. Tai žodžiu, neskinsim, o rausim. O jeigu tu sau? Oha. Gal kastuvėlė, kad atsinešti? Va. O ne. Pafilmuok sleiką, nes žmonės sleiką nematė nyra, kaip kaimis sleiks atrodo tarp tulpių. Nu, mes tiečiam iš šaknį įsipainioja, sleiks vargšas, daug ištraukia manom vargšėlį. Tai tu knysiu pavirštas. Daug manam ramiai padėjant, žiūrėk, koks fains. Ten va matosi ponė. Vaikšto po visą sodą jinai. Ai, čia tipo privažiuoti reikia. Nu, ikon. Bet tu man pribarstys. O. Ne, aš pririnkau tokių, ko nebūtų per daug prisiskleidę. Nu, atvariau pažiūrėti, ką atrodo po antrą bandymą išnešėjimo augalą, nes dabar yra atviesen. Tai, ką žinau, visai gerai atrodo. Išgyvenu naktį. Vakardien išnešiau, nes nebuvau tiesioginti saulės kažkokios labai, o tai augalą dabar išnešti irgi ir tai, kur nebėjai. Aišku, buvau užklūsda plevelį dėl saulės tiesioginti, tai perkos. O su pomidoras, ne jo, čia ir nuo tų karščio, bet žiūrėk, kol pastebėjau. Tai čia spėjau nudegimą į. Bailiai. Kopšeras. Bet čia irgi nestovėti pakliuvi daigus. O ten? Skyko darau. Greit. Eilinį sykį darom tom pat darbų iš naujo. Šį kartą bandom daryti geriau, kaip kiekvieną kartą, ką bandom daryti geriau. Jo, kuojam iš naujo plevelį. Tai tikus paskutinį kartą. Nu gerai, įtempam. Eik, tu kažkaip nesuojam padarėm. Žinai, bet čia ne daug. Nu palauk, tada ir pradėgim. Ne daug.
Bus darbo baigta, plėvelį išklota, bet dabar reikia sugalvoti, kom padaryti, tada nors nieks net klot. Važiuoju, atsiveš smėliaus. Smėliaus, ne? Aha. Tai dėsia, tai siūlėm. Jo, tu dabar paimk, kur labiausiai atsikėlė, nyra, susismaistyk aplinkos kėlis. Ar Ar pirmą apsikasti dabar čia, kažin? Ne, pirm gal atsinešam Ar smėlio. visur su smėlio barstami viskas? Galbūt ir tiek. Žiūrėsim, kiek čia tos smėlios reikės. Smėliaus yra... Supranka, apteisi, ons yra po žemė, tai ons dar tvirčiau negu ant viršaus eiti. Nu, matysim. Na, kol man nori parodyti? Aš vežu ton žvyrą. Mano mėtai vis pusės, aš galvoju, kas per šūdis. Atvažiavo, pastačiau, partimpiau. Galvoju, kas tam į negerą. Atėjau apžiūrėti. Tai šniūro gal, ne? Supratau, kad čia ir Bluetooth inskarutis. Kas tas reiškia? Kad turėtų užtikrinti biškį stabilumo. Va, Bluetooth. Ai, tu nakmanau. Ne, tai tu pribirins. Tas taip laikysi, bro, nedavo gaunas, kad čia pas vyrnai pizdės, man atnešiu vėl šon. Kodėl Bluetooth'e? Virčia. Nu, nes be laidis, be ryšio. Turiu aiškinti bajeris tau. Medinė bairė. Na. Manam pastatyti filmuoti, nes noriu rodyti, kad ant visko gal vien padaryti. Parašykite, mes biškai nesąmonė. Nerašykit. Ne, taip nedaryk, palik krūvelį. Dalsiu, medui tik apdarbaujas. Nu, šiaip galėtum iš tikrųjų per tas blogus nefilmuoti. Žiūrėk, galėtum per tas kilus tiesiog eiti barstyti. Na. Čia apie gerą. Filmuoti, yra tiesiog filmuoti. Aha. Bet jeigu turi susimontuoti. Ne, Ne. aš nemontaus. Na? Darom šepėti. Čia liukas buvo. Kas nematėm, jis darbinį arkliaus. Dar kartą padaryti spėjau. Nedaryk vėlą. Vienkartienis mano duo. Jis bėdavoja sektoriam, bet ketą galim su kaušu atvesti per vieną kartą. Gerai, vonas atneška. Nu ir vien. Nu žiūrėk, siek dabar nesilaikys plėvelį. Sudėjom smeigius aplink bijūns, sudėjom akmenys plyt, sudėjom žvyrą ir dar iš šono apkasinėjom. Čia aš jį patvarkyti. Ką? Patvarkyti reikia. Jau patvarkys. Kops ką laikysi dabar? Nežinau. Nealdus ką laikytis. Mane šiandien meda davė užduoti. Pati išvažiavo tralivalį, o aš turiu užduoti. Tai mane reikia suarti šitą lauką iš naujo. Mes prie tas metas suarė manon. Aš dabar turiu iššūkį, ko niekada nesu vienas pats daręs. Tai nuo traktoriuko numontuoti šienapjovę. Tai jo, reikia susirasti peilį, išpjaustyti, padaryti, kad būtų švaru. Daugumą tiesiog nusitrauk lengvai. Nu, pirmas darbo etapas padarytas švaru gražu. Va, kiek turto buvo užgyventa. Aš traktoriuku persivariau. Atvežti pastatyti buvo lengviausias dalis. Dabar reikia išsiaiškinti, kaip nuimti 3 taškų sistemą ir kardaną. Nu, teoriškai. Nusimauna ir išsimauna ir pasilieka. Bandysiam prisiminti, ką čia kon reikia daryti. Gal nesuprant japonišką, nežinau, kon reiškia D ir kon reiškia talimput. Nu, dabar jau tikrai jau tuska ūkininkus. Ai. Tas dirbamos žemės kvapsta jergau. Šoko iš mašinos eit pažiūrėt, kaip vyks darbai. Justelis arė dirvo. Čia kur buvom lauk pasiruošę iš rudens, tai va ką atrodo, beveik žolins, toks pat kaip čia va. Dabar atrodo pervažiuot lauks. Justelis atrodo kažkoks pavargęs. Nenusibot, kiek čia valė? Ne, tai pasikeisti, tiesiog reikia suvalgyti. Aš galvoju, gal davė eina vakdarį, bet reikia ilgint, gal, nežinau, ar ilgi ar į viršų. Tai aš galiu prasukti čia, tada dar eina ką. Nu, ir tada už galvai. Nu, tai gerai, sutar. Darbas atliktas, o, svečiai išeina. Biškį paplatinau į tą šoną, biškį į tą šoną, čia sutvarkiau galą, ten paplatinau į galą ir sutvarkiau irgi tokį ale tiesų galą padariau. Kai kad buvot kartu su manim, mano pasirodymas ir šio traktoriuko pasirodymas šiandienai yra baigtas. Atverim į Mets ūkį ir varom laistyti tulpių, nes jau mamų eina ne už kalnų, kadangi aš sakymu, ir tulpės, tai aš tikus kažkaip išpalaistis, greičiau pradės kleisti. Vandau pribėgs, va, parodys, pasodinom jau Putiną. Čia toks dekoratyvinis bus. Tai dar reikia, aišku, pomėt sutvarkyti.
Mulčiuosiam jaučiu su šakom, nes turėjom šakų, bet reikia susmulkinti, o čia mūsų tas naujas lauks. Nu, dabar jau trutka plauks, o prieš tai labai juokinga atrodo, nes nebuvau čia, va tuos juostas, nebuvau iš šonų, nu, žodžiu, vis perimetrų dar padidin. Nu, tai dabar šiauką ten, atrodo, lauks, ką plauks. Prieš tai atrodo toks liliputint. Man parodys, ką atrodo vitrina, šiaip sudinti, nėra galvoj. Prieš 2, gal jau net 3 savaitės, ne, gal 2. Nu, ką žinau. Nu, matos kai kur naujų lapėlių, bet čia nesakyčiau, kada nei labai čia jau tas patenkinti. Šiandien buvom sugalvojau eksperimentuoti ir tuos žuveinius, kuris buvo išpikiaus po veino veinetą, žiūrėk, kokie jau linkstonts ir. Skaitau savo lentelę, kad jį parašyti, kad reikiam spinčinti, pasiekus 5 lapus, per pusę augalo nugnypti. Bet įdomi, ar 5 poras, ar kaip ta prasme 5 lapus, nes ir tikrieji 1, 2, 3, 4. Tai jau čia reikia įkirpti. 1, 2, nu tai bandom čia. Žodžiu, kafas laik porą paliks eksperimentinių, porą aš čia reikia anksčiau pinčinti, nes iš čia turėtų šakuotis augalas. Pamatysim. Nu, žodžiu, išnešiau augalą su rizika, kad viskas gal sudėkti, tai matysim, čia jau 2 dublis man išnešėjom. Šiandien šiaip ir gan vijauta, trauks kersiais, tai pridengiau, kad nesustresuot, bet jau vidau, nebetelp. Tiesiog pamačiau, kad apačioje esant augalą ne lentyno ant viršaus, kurį laimso apačio, kur negaun šviesos, o ne tiesiog dviest. Tai nežinau, kas blogiau. Ar kada neįsudegs, ar kada į gyklą nudės. Jeigu į gyklą dės, užtruks ilgiau. O jeigu čia sudegs, daug greičiau sudegs. Nu tai va, tai žodžiu, man logika išnešti į šiltnamį ir tikėtis, kad anim čia labiau patiks negu vidau. Ir aniai gyvos, o ne kad ten merdės. Nes va tai, pažiūrėjau, čia vyra apie savaitę laik. Tai nežinau, ar anim čia gera bloga, bet nenumir. Kas ten slepias? Kas čia slepias? Ko tu čia bakštiniai, ką? Nu ir kon, atėjo didi diena, kada skinsiam medus ūkio tulpės jau vos ne visas. Tas va visas išskinsiu, kai kurios jau pradės kleistis, tai anos keliaus į šaldytuvą, o tos, kur dar nesiskleid, anos keliaus vėsiau, bet ne į šaldytuvą. Tuos ir keliaus vėsiau ir bus skirts irgi mamų daina. Šie prezervacijos prisirinks tai, kad čia niek nebliks. Ir dar labai tikus, kad ir tuos pies sužydėt, tai tada sekmadienio bus dar ir tų. Nani. Pradėjai lyt, man beskinom tulpės, žiūrėk, kur bailys tapas. Maliai. Tulpės didžioji dalis jau iškeliavo ant mamų dainą. Dar šiek tiek ir šakelių. Ką būtų fainesnis paukštis, bet čia tai jau žinokit, tulpių pinigą ir išleisti šiandien. Dar net nepardaus tulpių. Nes nusipirkau papildomą plėvelės, bandysim su tom smėgiam, nes tos metalėns nelabai kom padėjai. Va, taip atrodo dirbtojus paukščių gamybos. Galvoju pasidalins, kaip išsilaikė tulpes per naktį, vakar kom padariau. Laikėm tomsę sandėliuk, tai vis tiek skleidas, bet ne tiek stipriai. O kadangi perskins labai greit pradės kleistis, tai šans dašyrit sudėjau į šaldytuvą, nes kai ko nacims tik rytuo. Tai liekam jų dar vieną skinim padaryti, nes rezervacijų ir į priekį.